Taigi sveiki visi, šiandien su vėl aš Linojus ir mes šiandien, tiksliau jūs, žiūrėsite mano pirmą hardcore epizodą mano gyvenime. Bet su vienu dalyku, aš turiu 3 gyvybės. Jeigu aš mirštu 3 kartus, viskas. Taigi nieko nelaukiam ir pradedam. Pirma, ką aš noriu padaryti, suras kaimelį, kai matot, spawnas pas mane pats geriausias. Aš tik dabar supratau, kad aš shaderių neužsidėjęs, tai palauk, kad užsidėsiu shaderiukų. Gerai, užsidėjau shaderius, bet šitas kurmis spawnas, tai nežinau, greičiau dingti šičia, atrodo. Jo, mano skinas yra ne pats geriausias. Aš tikrai pasikeisiu skiną, nes čia ne mano main skinas, čia tiesiog random man davė skiną, nežinau, čia mums reikia kažkur eit. Aš manau, pirmą prisirinksiu medienos. 2 hours later. Gerai, manau, galim krūtėti kitur. Gerai, man atrodo, kad mes sugrįžom labiau į pradžią, aš nežinau. Aš labai nenoriu, kad čia kažkokis būtų sniegas, tas, kur tiesiog gali inkristi, nes jaučiu čia taip inkrisiu, kad neišlipsiu. Ir aš vaikščiau. Neradau išėjimo iš to kalėdinio, nežinau, žiemos biomo. Ir ant paskutinio suradau. Seniai bėgau, bet kurmi, dabar pamačiau, kad paskui mane vėjasi kurmi. Dar kaimelis, radau kaimelį, bet kurmi lopas, kokius kurmi pasidėk, bomžą. Pagaliau kaimelį, kažkokį radau, aš nežinau, aš pirmą naktį noriu permėgoti, traukius tų bomžėtų. Oik tu savo, neturi nieko valgyti, jūs bomžai. Dabar pavalgysiu, tai biškutuką drąsesnis būsiu. Pažiūrėsim, ko čia yra šitam kaimelį. Šitą reikia nužudyti bomžą. Oik tu kurmi, kiek daug gyvybių atėmė, what the fuck? Tu kurmi. Monster Hunterį gavau, lesvaim. Nu gerai, traukus kurmi daug pamėgot bomžitų. Čia matau augina, tu tai šičia nenorit išleisti savo. Eik, sakau. Tai tegu ir būna. Oi, gerai, kas šitam kaimelį yra? Aš tik dabar pamačiau, kad pas jūs labai keisti namai ir nedaug čia čestų yra, bet pavyzdžiui, va šičia yra čestas. 2! Eik, tu 4 ironą! Gerai. Eik, tu kurmi, žinau, tu pažiūrėkit, kas pas jūs yra. Ne, čia tik OP, čia šitas villageris. Kadangi aš nemoku kalbėti, norėjau pasakyti, kokis OP šitas kaimelis. Čia va tokį mini namuką padaryti. O šitus va išgeriaut. Kam iš viso čia padaryti, ką jūs čia auginat? Vaikai, jūs nieko čia neauginat. Nu, va dabar. Nu jo. Nu čia, kaip sakoma, villageriai tokie dundukai. Ir vėlgi, aš biškutuką daug praskipinau ir dabar aš noriu parodyti savo patį gražiausią namą iš šūdo ir medienos. Tikiuosi, kad jums labai patiks. Ir dabar aš pristatau savo geriausią namą. Tadam! Man tai atrodo, kad čia geriausias namas mano. Nu jo, namas tai netokis kaip ir galvojau. Vidus pats gražiausias, čia pas mane tokis dizainerio, nežinau kaip pasakyti, sugalvojimas. Čia va pasižiūri, jeigu va šičia va pasidė lovą ir jeigu nori pasižiūrėti žvaigždės, o žiūri, nenori uždarai. Nu ir va tokias va mano namelis. Taigi šitam epizode, manau, čia viskas būtų. Iki kito. Bye! Ir manau, kad šitam epizode. Taigi norėjau pasakyti, tai viskas. Nes aš nemoku kalbėti iš naujo ir aš tikrai šitą įgarsinimą nefilmuoju kokį 10 kartą, nes man lyginai viskas maišosi. Man tai telefonus ką tik nukrito, čia ant kojas, kažkaip. Tu tai kurmi, kas šiandien per sąmonę?